Labą dieną. Mano vardas Tomas, kaip jau čia ir visi jau mane pažįstat, jau virš metų esu čia, šiame jūsų krašte, jau čia kaip ir mano kraštas jaučiuosi. Metai ir 2 mėnesiai gydausi centre Arkoje. Tai kad čia taip, man 40 pradėt gal trumpai nuo savęs. Buvau vedęs 20, sukūrė šeimą, turiu 2 vaikus, dukrai 18, sūnui 16. Dabar gyvena Šiauliuose, bendraujam ir aplamai džiaugiuosi už juos, labai myliu. Ir šiaip mano gyvenimas toks, viskas, kas pas mane dabar, toks kaip ir liūdimas, nežinau, viskas susideda iš kas 10 metų pas mane ir tie 10 metų, tai pragyvenau su pirma šeima 10 metų ir buvo kažkokia krizė mano gyvenime, taip supratau tik dabar būdamas. Išsiskyriau ir buvo reikalų su policija ir visą kitą, ir teko paragauti kalinių duonos. Vėliau, po 10 metų praėjęs tas, išėjęs, sukūriau šeimą vėlgi, pragyvenau 10 metų ir 10 metų bėgyje, dabar paskutiniais metais gyvenau jau Anglijoje, dirbau ir gan atrodo padoriai gyvenau, bet turėjau priklausomybę alkoholiui, vėliau peraugo jinai man ir į narkotikus ir kaip sakyti, čia pasiekiau dugną, termiškai taip tariant, pasiekiau dugną, vėlgi 10 metai baigėsi ir tai ne kalėjimas, bet kažkas vėl mano gyvenime keitėsi, tai keitėsi kaip tada dar nesupratau, tik žinojau, atsidaviau tikrai žmonėms, kad jie yra iš vis nepažįstami, bet atsidaviau su kažkokiu tikėjimu, kurio iš vis aš neturėjau, kad kažkas mano tiks pakeis ar kažkaip atsiduodu kažkino valymu. Ir tie dalykai, atėjau sveikti į reabilitacijos centrą. Tokie susidūrimai su tikėjimu, aš nepaminėjau, aš 40 metų pragyvenau, nebuvau tikintis, aplamai neskaičiau, netgi neturėjau Biblijos ir testamento rankai. Šiaip tik tais prisiminimas iš vaikystės, kokių gal 6 metų, buvau 5 pas močiutę kaime, močiutė buvo iškatėjusi katalikė. Ir mane vedė kažkaip, nežinau, ten į bažnyčią ir davė kunigas kažkokią baltą knygutę. Kažką ten turėjau mokintis, gal poterius, nežinau. Tai aš su ta knygutė mušiau muses ir ją visą iškrūvinau. Ir močiutė sakė, tikrai iš tavęs davatkas nebus. Aš tik tą atsimenu. Tai ir pragyvenau, kaip nedavatka, 40 metų. Ir jokio sąlyčio neturėjau. Sąlytį turėdavau aš supratimą apie Dievą, turėdavau tik tokią, kad prašydavau jo tokių dalykų, kaip dabar atsimenu, jau stipriam vartojime Anglijoje, Londone, eidamas į darbą, kad prašau Dievę, nesiųsk daug klientų, kad man užtektų pinigų ant narkotikų, nes aš supirkinėdavau drabužius. Kai dabar atsimenu, einu į darbą ir prašau, turiu gal 200 svarų. Ir man reikia supirkti rūbus iš anglų, kad nesiųs daug žmonių, kad man užtektų pinigų ant narkotikų, to prasme, nusipirkti. Tokius prašymus prašydavau. Tai mano supratimas buvo apie Dievą, nežinau, aš visuomet toksai gal būdavo dar šiek tiek tikėdavau tokiais dalykais kaip katės perbėgimas per gatvę, dar per kažką, tai aš visuomet po to paprašymo kažkodėl gausdavau medį 3 kartus.
vis man atrodo, kad čia viskas bus gerai tada, viskas nueis ta malda man, ar prašymas, arba įsipildys kažkas. Tai vat ir pirmi susidūrimai su bažnyčia, su Dievu, su Jėzum, tai buvo čia, atvykus, jau mano tai sam dugnų užėjus, atėjus dugnui, atvykus čia, pasiprašęs pagalbos, dar čia taip kažkaip labai grubiai susakiau greitai. Ta prasme, turėjau pagalbą iš Anglijoje, iš vieno draugo pažįstamo nuo savo žmogaus iki Romo, kuris 10 metų irgi dabar nevartoja, alkoholikas buvęs. Jis mane suvedė su Alkos direktorium Vladu, kad padėtų man. Tai aš susisiekęs ir, kaip sakiau, nutariau be jokių mąstymų palikti viską. Nors ir, kaip sakiau, kažkada čia buvo vaidinimas ir turėjau tokią rolę, kad apie save apibūdinti, tai viską praradau. Taip ir buvo. Viską palikau. Aš palikau išvažiuodamas, net nežinojo mano šeima, kad aš išvažiuoju iš vis į Lietuvą per tą Romą ir negalėjau. Man taip atrodė, kad aš bėgu nuo kažko, bet žinau, kad bėgu kažkur liktis į gerą pusę, nežinau, kažkas turėtų keistis. Tai ir gavos tai, kad aš atvykau čia, ir centrą, ir man prasidėjo kažkas naujo. Naujo tai, kad tie metai dabar, metai 2 mėnesiai, jau kiek čia yra. Nežinau, jie man visiškai kardinaliai kitokie, nebuvo visi 40 metų. Kažkur ten galėdavau aš savo jėgom kažką keist, mėnesius 2, gal mažiau, gal daugiau, bet iš visuomet sugrįždavau prie to pačio. O čia per tuos metus keičiant gaunu vis naujus rezultatus, vis kažką naujo. Tai mane labai, nežinau, ir stebina, aš nesuprantu dar. Ir aš einu toliau tuo keliu, nežinau, kiek man čia taip seksis. Gal seksis. Šiaip sakau, kad labai stebina mane tie metai, kad jie čia, centre, visai kitoks supratimas apie gyvenimą dabar. Anksčiau pirmais mėnesiais gal buvau tik srovėj tam vandenį, gal kritęs, kaip sakyti, pasileidau, kad mane neštų ir buvau tam tuose naujuose vandenyse, kaip sakyti, stengiausi vykdyti viską, kas reikalaujama iš manęs. Ir nustebimai tokie, kad, nežinau, atėjimas, čia atvažiavimas ir atėjimas pirmas iki vaidint man prieš Kalėdas atvažiavau, tai buvo vaidinimas čia bažnyčiai, tai atvažiavimas čia ir aš kalbėjau kaip sufleris iš lapelio ten. Tai man buvo tokia, nežinau, nuostaba, šokas ir prasidėjo, tada buvo bendravimas, nauji metai iki paryčių, iki 5 ir man dar atsimenu tokią momentą, kad save pagavau aš, kad tikrai kaip geram, senam savo gyvenime baliui kažkokiam, buvo dabar nuo stalo, čia linksma buvo, dabar einu pro tą pusę ir dabar einu parūkyti, galvoju, taip, dabar reikėtų eiti parūkyti ir taip, juk čia ne balius, čia, irgi balius, bet aš čia nauja vieta ir kažkaip save pagaunu, aš prie tualetų durų, taip galvoju, bet taip linksma. Ir nevartojęs esu. Ir tai buvo tokia nuostaba, kai save taip pagavau. Ir visas tikėjimas atėjo čia, nežinau, man nemoku neįsireikšti žodžiais viduj, tokį jausmą pajutau, kaip pradėdavo pastoriai kalbėti žodį, tai nemoku pasakyti, man labai iš pradžių labai jaudino, tai kad, nežinau, labai verkdavau. Tai mane labai mušė iš vėžių. Ir dabar kažkaip graudinuosi, bet, nežinau, tada man labai jautriai reaguodavau kiekvieną pastorės žodį,
meldimas ir aplamai galvodavau, kažkas man negerai su psichika, kad niekuomet neverdavau, visuomet stengdavau įsilaikyti, o čia žliumbiu ir nežinau. Aleliuja. Na, ir labai tas kažkaip tai, bet nuo to labai man būdavo gera, aš nežinau, aš tai jutau, kad man būdavau įsisukęs, o po pokalbio su pastorė, po visų mano išsiašarojimų, aš taip gerai jausdavaus, kad nežinau. Ir tasai jausmas, negaliu apibūdinti jo, netgi negaliu išsakyti žodžiais, nes jis yra viduj. Ir sunku jį apibūdinti, bet šiaip yra labai geras jausmas, kurį gavau čia, būdama šioje bažnyčiai, dėka pastorės, dėka visų, nežinau. Labai daug norėjau kovoti su tais, kas šalia manęs kažką norėjo pasakyti kitaip, nežinau, atrodo apginti kažką ten tokio, nes tai man buvo gera. Ir kuo tolyn, tuo labiau, aš žinau, dabar gal vėl kitaip aš pradedu matyti, bet ačiū Dievui, kad esu tuose pačiuose vėžėse. Galiu kiekvieną savaitgalį lankyti, kiekvieną kas nėra savaitgalį laukti pastorės ir vėl semtis to pačio. Tai nežinau, yra kažkas nuostabaus. Nežinau, mano gyvenimas, nežinau, dabar, nežinau, net nieko neplanuoju, bet esu ant tiek užtikrintas, kad viskas pas mane gerai. Niekad, ne anksčiau visuomet planuodamas kažką ten į priekį, dar kažką dabar, jeigu kažkokį planą turiu, tai, nežinau, valandų bėgi ar daug maž dienos bėgi. Nežinau, tokia ramybė ateina iš vadovo Andriaus, kurią tikrai irgi padėką turiu, jam už tokį palaikymą, už, nežinau, netgi dabar baiginėjantis, pavyzdys baiginėjantis mano gydymus laikotarpiui, prasidės integracija ir jo pasakymas pokalbio metu, kad tu nekelk sparnų, pasilik čia kurį laiką ir neskubėk. Tai aš pajutau ne tokią laikymą, bet tokią globą iš Andriaus, nežinau, atsispirti tiesiog čia būtų žmogui tokia kvailystė, nepriimti to, ką sako. Ir labai dėkingas esu už tą globą, už tą rūpestį, nes tiesiog labai gerai jausti ir kažkaip, nežinau, atsidėkoti nežinau kuom, bet pastovi tokį jausmą turėti, kad tikrai gera, kad rūpinasi ir esi saugus. Galbūt ir ateis laikas, kad galėsiu kažkuom aš rūpintis, bet dabar tai tikrai džiaugiuosi už tai, kad stiprėjau ir skaičiuosi, žinau. Tai tai gal ir būtų tiek man liūdime, žinau, čia pabaigti, tai pabaigoje norėčiau tikrai pasakyti šlovė ir garbė Viešpačiui.